Kartais pagalvoju, kad gražiausi dalykai gyvenime neblizga. Jie būna kartais pavargę, kartais susivėlę, kartais net su ratilais po akim. Bet būtent ten ir telpa visas grožis. Mama visada matoma per rezultatą. Pamaitinta, aprengta, nuvežta, nuraminta, kalėdų eglutė papuošta, stalas paruoštas. Bet tik ji viena žino tą tylų vidinį maratoną, kuris vyksta be medalio, be žiūrovų ir net be pertraukos. Ir vis dėlto, koks jis gražus. Tas mamos nuovargis. Ne tas, kur pavargau darbe nuovargis, o tas, kur sustingus visa jos meilė šeimai. Su metais man vis mažiau rūpi tobuli planai, o vis labiau, kad visi būtų sveiki, kad namai būtų vieta, kurioje galima atsikvėpti, kad vaikai ateityje prisimintų ne dovanas, o kas kur sėdėjo prie stalo, kaip kvepėjo virtuvė ir ko tai priminė, kad čia yra namai. Gal todėl mamos nuovargis niekada neatrodo kaip pralaimėjimas? Jis labiau tylus įrodymas, kad meilė tai ne žodžiai, tai kasdienė, kartais nematoma, bet visada juntama jėga. Leiskit brangiausią laiką taupyti Barborai, o jį dovanokit tiems, kuriuos mylit labiausiai. Be skubėjimo ir ne tik per šventes.